Visiems sportuojantiems žmonėms visada reikia daug energijos. Tai prieš sportuojant reikėtų pasirinkti tą maisto produktą, kuris turi daug baltymų, daug angliavandenių. Po treniruotės visada smagu turėti savo kuprinėje, rankinėje bananą, apelsiną, turėti vaisius, kurie stato energiją iškart po treniruotės, o tas tolimesnis valgymas turėtų būti kažkur gal po valandos. Per dieną žmogus turėtų teisingai maitindamasis valgyti 3 kartus ir negali būti ilgo nevalgymo, nes ilgas nevalgymas skatina papildomų riebalų kaupimąsi. Tarp tų 3 pagrindinių valgymų turėtų būti užkandžiai po valandos, po pusantros, bet tai turėtų būti vaisiai, daržovės, riešutai. Moksleiviai yra augantis organizmas, jie greit sudegina visą energiją. Tai vienas iš pagrindinių dalykų jų racione turėtų dominuoti nuo 45 iki 60 angliavandenių, iki 40 turėtų būti baltymų ir svarbu nepamiršti irgi apie 40% riebalų. Duona yra mūsų kasdienė ir tai yra pagrindinis šaltinis skaidulinių medžiagų. Tai yra tos medžiagos, kurios duoda sotumą ir jos ilgai virškinama. Tai vis tik tai rekomenduotina grūdines kultūras valgyti labiau pirmoji dienos pusėje, bet nepamirštant prie jų daržovių, žuvies. Augančiam organizmui, aišku, reikia ir angliavandenių. Tas žmogus, kuris sportuoja, jam reikia statyti raumenų masę, papildyti energiją, labai rekomenduotini produktai, kurie turi daug baltymų. Tai galėtų būti duona, kuri turi padidintą baltymų kiekį. Tai yra tiesiog pagrindas, be kurio mes šiandien neįsivaizduojam savo sveikos mitybos piramidę.